Hello, hello. Kaip sekasi? Vykome ką tik į Varanasį, sveiki gyvi. Turime vietinių skerių spiečių, supantį 3 nedurnus turistus. Bos priekiai derina, kur bus mūsų taksas, o mes turim iš paskos einančius 1, 2, 3, 4, dabar tik 4 skerius, kurie sako, davai nuveš mumis už bele ką, už bele kiek, bele kur. I mean, no problem is tuk-tuk rickshaw. You drop. You my rickshaw, tuk-tuk. Yes, done. Son, Kasi. Vis dėlto strategija, kad sakyt, kad bos tvarko viską, o aš nieko netvarkau, veikia labai gerai. Jeigu kas nors varysit ne vieni, o keliese, tai tegul vienas būna bos, visi kiti durnys apsimeta. Svarbu bosas mokėtų nahui pasiūsti viskas. Alio. Здорово. Nauja kareta, be numerių. Nu. Kiek mes dabar bevažiavom, jau kokią 7 ar 8 mokyklos reklamą matau iškabintą. Didžiulės lentos, kurios savo, kad ten mokyklos keli kilometrai. Gal skatina švietimą indai šitam regione kažkaip tai. O gal tiesiog mokyklos geras verslas. Ir čia prisibazarinom, sakėm, eismas kažkaip neįprastai neindiškas, bet ne velnio. Įvažiavom į centrą, o centre, mums jau gan pažįstamas indiškas balaganas. Kas įdomu, motociklų gerokai daugiau. Dėdė Svajūnas organizavo bilietus į Mumbajų, reiškia į Bombėjų, reiks Bombėjaus butelį iššauti. Mes su jūsų tada kažkados norėjom Bombėjaus butelį nusipirkti, bet pamatė kainas Bombėjui, tai sakėm, gal tiek to. Okay, bet tai ar nuo to kilęs, ar tiesiog čia toks mečas ir viskas? Jisai pavadinimas kilęs iš to, kad Britai gerdavo džiną. Ir iš Bombėjaus greičiausiai gal būdavo gabenami, tipo žolelės, prieskoniai, kurie būdavo naudojami džino gamybai. Ta prasme yra. Kažkom tai turbūt surišta, tai. Jeigu neklystu, galiu prisibazarinti, bet liktais Britų kolonijinio valdymo laikais Mumbajus liktais buvo sostinė. O gal ir prisibazarinsiu, nežinau. Pataisykite, jei kas tiksliai žinot. Followeriai visi. Followinkit ir taisykit, sakykit, kad šūdus šisima šneka. Komentuokit. Like, subscribe. Like, subscribe and Share. 5 euro. Iškratys Kas gėlių parduotuvės. Šiaip įdomus dalykas, kad Indijoje gėlės visai, kaip sakyti, yra verslas. Nes jos visur daug kur puošybai naudojamos, yra poreikis ganėtinai nemažas. Paskui pamatysite šventykloms, ceremonijoms ir dar bala žino kam. Visur gėlės. Sveiki gyvi, kaip sektas. Reportuojam tiesiai iš Indian Oil degalinės Varanasija. Atvykome, ką tik išlipome iš takso, kažkur netoli viešbučio esam. Biški skirtumas yra, kaip po Indijos kitoks biški atspalvis čia matosi. Tai aišku, tikiuosi nuvarysim šiandien iki Gangų upės gal pažiūrėti vakarinės ceremonijos. Turėtų būti gan gražu ir neužimti per daug laiko. Čia ne šitas viešbutis. Savo apartamentus, kurie realiai tikrai gerai atrodo. Grindys šviečia, gražiais, atsispindi, nepurvinos, nekas. Turim 2, kas čia, king size ar queen size ar kas čia? Kingas, jo, panašu. 2 kingai bus, bet tai dar ne viskas, palaukit, pažiūrėkit. Mes turim, sostą su dušu. Čia yra amazing. Turim staliukas. Parodysim kelias slaptavietės dar. Skląstį atsklendžiam. Ir kasgi čia? Virtuvė. Virtuvė tokia indiško stiliaus. Sakė, kažkoks papildomas mokestis liktais yra už jos naudojimąsi. Nežinau, gal nesinaudosim labai, bet viskas paruošta, tvarkinga. Visai nice.
Aišku, galėtų biški lempos būti fainesnės. Nes to tokia šalta spalva kambarį manęs nežavi. Ir taigi dar ne viskas. Yra, va, privatus, gražus kiemelis, yra kranas net lauke ir yra kiti apartamentai. Propeleris sukas, toj pakils. Ir Haris turės čia dvigubą lovą. Galės parsivesti savo, nežinau, patelę. Džek. O durys ir... yra. Bliam galvau su užuolaida tik užsidara. Yra kriauklė, dušas. Ne, dušas yra. Dušas va čia. Bet visiškai fresh new. Net atsispindi. Tikrai lovely vietelė. Tulikas ir fortkė. Šiaip pradžiai apartamentams duodu, 8 iš 10 tikrai. Vat, net puikia freska turi visą. Galės grožėtis per naktį gango vaizdais. Ką? Blam, prikolas. Žiūrėkit. Ponai ir panios. Tikras indiškas garažas, kuris įvažiuoja ir blemba. Cool. Žiūrėk, išėjom iš viešbučio, einam į ceremoniją ir ką sutikom? Dabar jau tapkę nulaukti. Taip norėsiu nutraukti. Šeštadienio vakare fucking volas prie viešbučio. Biški judesys vyksta. Šiaip labai gražus saulėlydis matos. Vyksta indų muštynė šalia gatvės. Vasario 4 diena, Varanasis. Vyrai atvyko vakar iš Naujojo Delio, išmiegojo, išsiskelbė, pailsėjo ir šiandien varys eksplorint Varanasį. Dabar yra 10 ryto, šviečia saulė, oras ganėtinai šiltas, sakyčiau bent keliais laipsniais šilčiau nei Naujajam Dely. Ir šiandien turim didelių planų. Jau apartamentai rakinami,
Mes to užsirakinsim savo ir judėsim kažkur tai į centrą. Šiandien saulutė gerokai labiau kimba. Svajūnas davė išbandyti savo akinius. Oi. Labą dieną. Tai dabar vaikštų netgi be džemperio, pamaikė ir šortais. Ir gan neblogai jaučiasi. Toks labiau jau indiškos temperatūros. Ne, čia gerai. Kavos? Jo. Vyriškiams atnešė kavytės. Indiška kavytė, geros juodos kavytės Indijoje tenka paieškoti. Matai, uždengta plastikytė folija. Keista. Kavos skonis. O juoda kaip mazutas. Gango upė visame savo gražume. Šiaip, kaip Orijus pasakojo, kad čia labai smirda, kad čia labai nešvaru, tai žinokitės, kvapo tikrai kažko labai nesijaučia išskirtinio, šiukšlių plaukiojančių nesimato. Yra kai kur, bet eisim paskui paieškoti, kas ten kur darosi. Ir kažkur tai ten į viršų turės būti vietos, kuriuose deginami žmonių kūnai ir leidžiami į jūrą. Tai šiandien mūsų tikslas bus pamatyti tas vietas. Pietus prie Gango upės. Svajūnas mėgaujasi savo užsakymu. Simas labai kukliai. Aš jau pasimėgavęs, bet čia buvo panir masala. Biškį Mašala, brother. mašala pirštai. Mašala. Skanu. Pabandyt kiek Lietuvoje tokiam spotė kainuotų maistas. Jo, žmonės, pasidalinkit, kiek alternatyvioje vietoje Lietuvoje kainuotų toks pasisėdėjimas. Manau, kad nekukliai. Euras 70, dalelė 50, tai bendrai 2 eurai 10 centų. 2,10 €? Jo, su dalelė ir mėlau. 10 centų, čia 2 eurai. Lietuvoje koks 20-15 eurų. Čia Atrodo nemokamai. neestetiškai, bet kokios gatvės toks ir maistas, bet maistas neblogas. Gyvent galima, ne? Gyvent galima, ja. Ką, išlindom iš kavinės ir lendam biškį miesto chaosą. Visi labai kreipia dėmesį dėl mano kameros. Borracho? No, thank you. Yra labai daug siūlytojų visko. Galima net pasisverti. Tai mokestį. Bet mes nesisversim ir darysim kažką tai kitko. Einam ieškotis, medžiotis, kas mumis paplukdyti po Gango upę. Ir gal parodys biškį tokių aštresnių vaizdų. Vakar ceremonijos šitie visi dalykai, kurie dega, rūksta ir daro visą kitą geras. Štai galvoju, kad juos išneša, vis tiek nepalieka taip. Bet pasirodo, kad čia galima ir apžiūrėti, net paliesti. Liestas kartu, kaip nusitrynė. Jo. Oho. To tai tikrai nesitikėjo. Bet turbūt, kadangi šventi dalykai, tai nieks nesikėsina nei pavogti, nei savo nusinešti kažkur tai. Vyrai, spėkit, ką susimedžiojo. Ogi seną tradicinį laivelį, su kurio juos paplukdys, iki kur vyksta visas Spice Action.
kad ten jiems smirda, kad nešvaru, kad viskas. Nu, blemu, tikrai negaliu sakyti to. Nėra čia tai baisiai. Tikrai nebaisiai. Perdėta. Aišku, sutirštint spalvas reikia, kad kiti žiūrėtų, bet žiūrėkite, tvarkingai žmogelis tikrai neužsiplėšia kainos. 200 rupijų žmogui už valandą paplaukėjimo. What's your name, sir? My name Ghanshyam. Ghanshyam. Nice to meet you. Nice to meet you. Welcome Heritage City. I explain some rule, culture. Neužsiplėšia kainos, tiesiog gražiai pasiūlė ir nebandė mūsų nei apgauti, nei ką, dėl to sakau, iškart galim niekur nebėgti ir pasikliauti, kad tikrai padarys. 3% fixed. Okay. Jei gerai papasakos, tai manau tikrai negaila bus rabatas palik žmogeliui. Turime lemenės gelbėjimuose, kurių neužsidėjom. Nu, manau, žiūrėsim. Per daug nesibosim valtės. Sunrise, swimming, after, like you by walk, I show you oldest temple. Grandma. Your grandma? Yes. Only this, only this, only this. One more. One more this. Good, together, together. Nice roll. Take. Yeah. Picture. Second, animal. Third, Holy Baba and son or daughter. Okay, so that's the people who goes first. No, fire ghat in central. Yeah. Big stone, roll and put in water. Okay. And after 24 hour after, by self coming, take worker and fire. Okay. Tai va, vyriškis papasakojo, kad yra specifinės vietos, kur yra deginami specifiniai žmonės, kur yra deginami šventikai, kur yra deginamos moterys ir kiti žmonės. Tai vienu žodžiu, kad nėra visi vienu metu deginami vienoje vietoje, bet yra atskirai ir turbūt yra deginimai pagal kastas. Neliečiamieji, o kiti liečiamieji ir deginami turbūt žemesnės ir aukštesnėse pakopose. No miss. I show you near born body and culture. Okay? Yeah? We trust you, boss. You trust only good person. Why you are intelligent? You know everywhere. I am simple man. My name Ghanshyam. You can meet Ghanshyam when you come to Varanasi. He's really good man. Welcome all world friend, people, brother. I give you number. You put my number. Yes. And before your Instagram, no problem. Okay. Jam Look, dažniausiai look. pokoj. Now sit and that's here looking. Burning ghat. Here, 24-hour burn body. 5% no burn. I explained before and now Yes. fire ghat. Here, take boat and put central. Put stone. 20 here. Oh, you are lucky. Look, look, one body coming. Here. Yeah. Big board, white board. After, white cloth inside, put body. Fone matosi, kaip yra barstomi žmonių palaikai. Ir žuvėdros suka ratus, tikėdamasis gauti skanesnį kąsnelį. Sorry.
Kitame upės krante yra laivukai, nėra tiek žmonių, yra smėliukas ir gražus paplūdimys. One part, you know, dog, I think. Is any body parts? Yes, every time, no catch in. No negativity, no problems. Uh, No negativity, no problems. God is gonna. but animal body leave why, you know, some animal Yeah. dog eating and bird eating. Example, look, eagle eating. But no dirty river water. Dirty thinking. River water, river mother, clean and clear. This is water, no water. This is medicine. My advice, I think, no good. Very, very good. No negative. I promise you, stay moon. Yeah. God respect for you. तू छू भी देले ना तो ये आधा प्रॉपर्टी अपन दे दो. Sunday, Okay. Monday, Big Papa Day. Big Today, Papa? Yes, Shiva. After you come. And after go river bath, go Shiva temple. After next day, और बॉडी जरत वाले घाट पे čia पत्रकार हुआ. Ką, grįžom, visi išvartavom. Tikrai labai geras gidas. Maladėts. Hey friend, you are lucky. My one friend coming. Yeah. Žiauriai geras mūsų plukdytojas buvo, valtininkas. Labai gerą turą padarė, nepabandė nuplėšti kiek pinigų. Sakom, už kiek paplukdys valandą, sako 200 rupijų žmogui, kas yra 2,5 euro gal. Tai padarė tikrai gerą turą, daug prisikalbėjom, pagalėjom ir 1000 rupijų duoti su 400 arbatos už 3 žmonės. Šiaip Varanasis tikrai spalvų ir tokių, kaip sakyt, gal savotiškų kraštutinumų miestas. Šis kartas parodė visai kitą jo pusę. Ir dabar sutiktas valtininkas, kuris padarė tokį tikrai neblogą turą. Daug papasakojo apie čia vykstančius dalykus, kada kur ten barsto kūnų dalis nesudegusios, bet realiai man atrodo, kad gerai sudegino juos. Reikia pažaidžiu. Yeah. Oho, tiek prisipirkau karoliukų. Thank you so much. And by suddenly. Haris pasirašė indiškam rankos masažui. Oh man, that's a lot. Laivas ant dujų. CNG. CNG boat.